Kas yra Tėvynės sąjunga Lauryno Kasčiūnio valdymo pirmaisiais metais? Ne, tai Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai yra vis tik tai skėtinė ir įvairi organizacija. Ta reikia labai aiškiai pasakyti. Kas dabar tam Taip įvyko per pastarąjį dešimtmetį. Taip. Mes įvairūs, aišku, yra labai aiški platforma, kuri mūsų vienyje ir jungia. Tai yra mūsų valstybės apsauga, valstybės nacionaliniai interesai, tam tikras vertybių rinkinys, fundamentalių vertybių rinkinys, kuris mūsų vienyje. Bet taip yra ir liberalesni žmonės, ir konservatyvesni žmonės, ir visa tai natūralu reikia labai apgalvotai moderuoti, vairuoti, bet pridėti ir savo kaip pirmininko akcentų. Iš principo, na, tas suvokimas, kad mes turim išsaugoti saugią šalį, neturim pakartoti vakarų Europoje esančių klaidų, kur mes turim susiskaldžiusios visuomenės, radikalizuotas visuomenės, atvažiavo bendruomenės, kuris nesintegruoja į mūsų gyvenimus. Ir tą reikia aiškiai kalbėti be politkorektiškumo tabų. Taip. 20 metų Europa turėjo problemų, gal net dar daugiau, kai jie ignoravo šitą klausimą. Tikrai taip. Ir dabar kenčia dėl to ir yra pasiekmes. Mes kaip tik dabar turim susidėlioti saugiklius, kad tų pasiekmių neturėtume. Kitas labai svarbus dalykas - pagarba valstybiniai kalbai. Aha. Tai irgi labai didelis akcentas. Nu ir aišku, vizitai po Lietuvą, regionai.